Labas vakaras, su jumis sveikinas Ryškė ir čia naujas mano video, kaip ir visą laiką. Šis video bus toks truputį kitoks, nes šiandien negaminsiu maisto, šiandien parodysiu ko gero įdomesnį dalyką, ogi tai bus moliūgo skaptavimas. Skaptosim moliūgą, bandysim pagaminti moliūgo žibintą. Kaip žinot, praėjo jau Helovynas ir Vėlinės. Per Helovyną įkėliau naują video, kuris buvo pagamintas prieš porą savaičių. Kodėl filmuoju šitą video dabar? O tai, kad nebuvo laiko per Vėlinės ir Helovyną man sukurti jo ir parodyti jums. Tad pamatysite, kaip reikia skaptuoti moliūgą, kaip pasigaminti moliūgo žibintą. Ir galėsit jį panaudoti per kitą Helovyną arba Vėlinių vakarą. Pradedam skaptuoti. Mums skaptavimui reikės kas be ko moliūgo, bet kokio, peilių, markerio. Iš pradžių aš su pieštuku nusipaišysiu, bei žvakutės ir degtukų. Taigi pradedam skaptuoti. Štai kokią gavom masę. Šitą dalį nupjaunam. Jos mums nereikės. Pasidedam viršūnę į šalį. Ir štai matom, kad moliūgas yra pilnas sėklų ir kažkokių raizgalinių. Pasiemam šaukštą ir viską išvalom, nes mums reiks švaraus moliūgo. Jaučiuos, kad mėsinėčiau žmogui galvą. Pagaliau baigiau baisiąją dalį. Viską išskaptavau, išvaliau. Užtrukau biškį ilgiau negu maniau, bet užtat padariau. O dabar liko tik kūrybingoji dalis, tai yra nupaišyti ir išskaptuoti savo veiduką. Ta dalis mano yra pati mėgstamiausia. Tad pradedam paišyti. Aišku, prieš tai, kai išskaptavot moliūgą, reikėjo apvalyti tą moliūgą su kokiu nors popieriniu rankšluostėliu, nes moliūgas buvo savo grobais apsitaškęs. Bet viskas puiku. Tad varau paišyti. Išsirenku geriausią pusę. Kaip matot, čia purvina, čia tikrai veiduko nedarysim. O šitą tai puikiai tiks. Tad dabar pirmiausia nusipaišysiu su pieštuku, o paskui apsivedžiosiu su markeriu. Taip stovės, kad matyčiau. Čia akį nusipaišau. Na ir čia kokia akį. Maždaug būtų jos vienodos. Nosį tada. Ir tada burną. Didelę burną. Tada galim dantukus pripaišyti, kad būtų linksmesnis. Ir štai turim linksmą moliūgo šypsenėlę, kurią reiks išpjaustyti. Dabar apsivedžiosiu su markeriu, kad geriau matyčiau, kur reikia man pjauti. Su markeriu pasižymėkit tas vietas, kur bus pjaunama. Pasiemam peilį ir po biškį pjaustam. Štai, volia. Išpjausčiau moliūgą. Koks linksmas, ane? Dabar tik apdailinsiu, kad nesimatytų tie juodi kraštai. Mūsų moliūgas išskaptuotas. Taigi pasiemam žvakutę, ją įdedam į vidurį moliūgo. Pasiemam degtukų ir uždegam. Ir štai mūsų gautas efektas. Čia biškį apdegė mūsų moliūgo zubai. Nieko to. Kuo purvinesnis, tuo gražesnis. Volia. Ir neužmirškit uždengti galvos.
Nori pamatyti geresnį vaizdą? Varom su manim. Atspėkit, kur esu dabar. Aš pats nežinau, pasiklydau. Gelbėkit! Ne, iš tikrųjų esu vonioje. Ir ką pamačiau? Ogi, štai ką. Moliūga, siaubūna. Jeigu jums patiko šitas video, paspauskite like. O jeigu norit pamatyti daugiau video, paspauskite subscribe mygtuką. Ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Su jumis buvo aš Rička ir čia mano naujas video. Susitiksime lygiai po savaitės. Ate. Ai. Ir štai. Į sveikatą. Ačiū.